Ar mums įdomu bendrauti su žmogum, kuris kitų akimis yra tobulas? Labas. Čia jaunimas be filtro. Aš Elinga ir šiandien su savimi turiu Emą. Sveiki. Tiek aš, tiek Ema esam meno žmonės, o menininkai pasaulį žiūri šiek tiek kitaip. Gal ne tiek kitaip, bet... Šiek tiek. Mes susipažinome teatre. Taip, jau kiek 5 metai turbūt kokie. Kažkas tokio. Daug. Ir labai įdomus dalykas, kad po to, kai užsidarė mūsų teatro mokyklėlė, mes buvome tos, kurios paskatino mūsų teatrą vystytis toliau. Ir mes negalėjom susitaikyti su šia žinia, kad nebelieka tokios saugios vietos, į kurią kartais savaitę nueidavai ir atrasdavai ten tokią ramybę ir tokį įkvėpimą. Ir galvojau, kad negalima taip. Ir viena vasara gavosi taip, kad po to, kai uždarė mūsų teatrą, mes Kauno kultūros centre atidarėm savo teatro studiją. Jaunatis. Taip. Žinoma, negalėjom jos prirašyti prie savęs, nes esam nepilnametės, bet esam OG įkūrėjos. Taip, ir dabar turim 2 nuostabius mokytojus, su kuriais 2 kartus į savaitę susitinkam ir tikrai labai daug. Aš po kiekvienos pamokos jaučiuosi labai pasisėmus naujų žinių ir naujos įvairiausios informacijos ir kiekvieną dieną vis kitaip pamatau teatrą. Jeigu kursim kokį spektaklį, tai pakviesim visus, kurie žiūri dabar. Tai pakomentuokit, ar jums būtų įdomu. Jūs pakomentuokit ir tada po metų, kai bus spektaklis, jūs frikvietą mus gausi. Taip, čia žinokit, promotionas, pirmi sekėjai pakomentavę šitą video gaus nemokamus bilietus į mūsų spektaklį. Taip. O dabar einant prie mūsų, jau apimant mūsų temą, ar esi jautrus žmogus? Taip, aš save laikau jautrus žmogumi. Manau, kad nuo vaikystės toks buvau vaikas. Viskas man visada labai rūpėjo giliai. Viską labai asmeniškai priimdavau. Ir jo, buvo ir problemų turbūt su tuo nemažai, nes jautrumas nėra toksai labai lengvas dalykas. Kai tu viską taip imi į širdį, kiekvieną žvilgsnį, kiekvieną pasakymą ir kiekvieną emociją. Bet šiai dienai manytum, kad tavo tas jautrumas tau yra kaip geras dalykas, ar tai labiau yra šiuolaikiniai visuomeniai kančia? Kai buvau vaikas, tai man buvo visiška kančia. Aš nekenčiau šito dalyko apie save, kad aš negaliu, ta prasme, kaip kiti vaikai, dūkti, žaisti ir, ta prasme, mėgautis tuo gyvenimu tokiu vaikišku. Šiai dienai aš sugebėjau iš to pradėti gražius dalykus iš to jautrumo. Aš pastebiu tokius dalykus, kurių, manau, ne visi pastebi. Ir iš to gimsta mano kūryba tiek dailėje, tiek teatre. Nes tos temos, kurias aš toks jausmas, kad matau truputėlį kitaip. Aš pastebiu kiekvieną žvilgsnį. Labai įdomi tema gedulas, pavyzdžiui, kaip visi skirtingai gedi. Ir aš manau, kad per tą savo jautrumą aš labai per gyvenimą daug prisirinkau tos patirties, kaip žmonės skirtingai tą gedulą priima iš mažiausių detalių. Man čia yra taip gražu, nes aš ir pati labai jautrus žmogus ir aš manau, kad kiekvienas menininkas turi tą tokį empatiškumo ir tą jautrumo gyslelę, nes per tai išeina visa ta kūryba. Ir tikrai su tuo jautrumu, ypač vaikystėje, nėra lengva, kai pasaulis yra žiaurus ir jisai tave kapoja. Nes kiti, tarkim, tiesiog labai paprastas pavyzdys patyčios. Vaikai nepriima to, kad tu kitaip matai pasaulį ir iš to gimsta patyčios. O jautriam vaikui patyčios, galbūt tie kiti vaikai net nesupranta, kad jie tyčiasi iš tavęs. Jiem tai yra tiesiog žaidimas. Jo, o kai tu esi jautrus, tu viską taip giliai priemi ir viską taip asmeniškai, kad aš manau, kad dabar aš esu ta patyčių auka. Ir aš manau, kad jeigu aš dabar susitikčiau su žmonėm, kuriuos aš laikau, tai žmonėm, kurie tyčiojasi iš manęs, aš nemanau, kad jie galvoja, kad jie iš manęs tyčiojasi. Aš nemanau, kad jie į mane žiūrėtų taip, kad čia buvo ta mergaitė, iš kurios mes tyčiojamės. Aš tiesiog kitaip priėmiau negu paprastas vaikas. Tai. Jo, nes dažniausiai kai kuriem atrodo, kad yra savaime suprantama, kad tu juokauji, bet man juokinga. Ir tada, jeigu susitinki tą žmogų ir jie yra buvę, pavyzdžiui, man, kad jie žiūri į tave kaip kokį seną draugą ir tu toks būni,
Nu, man vis dar skauda, Jo. ta prasme, what do you mean? Aš dar vis prisimenu, sakykime, iš kokių 5 metų prieš, kad jisai man tą padarė ir jisai čia žiūri lik niekur nieko. Nu, ir iš vienos pusės gal aš ir rimtai priimu, bet iš kitos pusės gal tu neturėjai to pasakyti. Jo, bet čia galbūt yra ne tiek, kiek tų vaikų problema, kiek mūsų visuomenėje trūksta truputėlį švietimo bendravimo srity. Kad taigi jisai vaikas, jam galima viskas, bet ne, aš manau, kad tiek mokyklose, tiek darželiuose, tiek patys tėvai turėtų mokyti vaikus būti tolerantiškais, empatiškais, turėtų juos mokyti skaityti kūno kalbą, matyti kito žmogaus emocijas ir kaip jisai jaučiasi. Ko aš manau, kad labai retai kas daro ir dėl to tie vaikai ir nesupranta, kad jie daro kažką blogo. Tai net nėra jų kaltė, nes jie tikrai nemano, kad jie kažką blogo daro. Taip. Tai va, tai aš manau, kad čia jau yra tokia labiau didesnė problema, į kurią jau įsitraukia ir švietimo sistema, ir patys tėvai tiesiog. Visos šaknys. O yra buvę, kad reikėtų tau įsidėti save į kažkokius rėmus ir slėpti savo jautrumą, kad prisitaikytum prie aplinkos. Taip, yra buvę. Aš pradinėje mokykloje mokiausi tokioje rajoninėje, kur nebuvo tų menininkų, nebuvo tų tokių kitokių žmonių ir jo, toksai buvo, kad aš negaliu būti savimi, aš negaliu reikšti visų savo minčių ir savo emocijų ir toksai tylus vaikas, kuris, ta prasme, atsiskleidžia, kai nueina į ten dailės būrelį ir kur mokytojas sako, jūs leiskit tą vaiką į dailės mokyklą, kodėl jūs čia jį kankinat. Ir ačiū Dievui, kad mano tėvai paklausė tos mokytojos, myliu tą mokytoją, tikiuosi dar kas nors susitik, nes jinai pasakė mano tėvam, leiskit tą vaiką į dailės mokyklą. Ir jie mane išleido į dailės mokyklą ir aš tapau visai kitų žmogumi. Ir dabar, kai žiūriu atgal, mokykliniuose spektakliuose aš visada buvau žvaigždė. Aš visada norėjau vaidinti, norėjau būti ta Snieguolė, pavyzdžiui, tas pagrindinis veikėjas. Ir ta mokykla mane taip sužlugdė, kad išėjus į 5. klasę aš tikrai negalvojau, kad aš galiu būti tas žmogus, kuris užliptų ant scenos. Arba kuris galėtų filmuotis čia. Kamerą čia, ta prasme, aš tikrai nebuvau tas žmogus, aš buvau tylus, ramus vaikas. Ir tada ta dailės gimnazija, kuri sunku joje. Aš tikiu, kai jūs 9 pamokas turit. Jo, joje tikrai yra sunku, bet aš ją vis tiek labai myliu, nes jinai mane pakeitė iš esmės. Ir ne tai, kad pakeitė, bet jinai sugrąžino tą tikrą į mane, į kūną savo. Aš pasikartosiu, bet man taip gražu su tavimi kalbėti. Man labai smagu, kad pakvietei. Man patinka tas toks iš karto, mes kokias 10 minučių ir mes jau čia. Bet man labai būtų įdomu išgirsti labiau apie tavo gyvenimą, sakykime, dailės mokyklai, nes vis tiek tai nėra tradicinė, sakykime, lietuviška mokykla. Ir šneki, kad yra labai daug gražių dalykų, bet vis tiek, ar yra koks spaudimas, pavyzdžiui, pas jumis, kurio galbūt kiti neturi? Arba taip. Kaip jūs ten gyvenate? Mes turime visko, yra tikrai gražių dalykų, yra tokia, mes mokomės 3 pastatuose. Tie pastatai, vienas pastatas šis turi 2 butus tiesiog. Kiti 2 yra gyvenamieji namai. Mes esam kiekvieną dieną kaip namuose. Mūsų yra nedaug, mūsų yra apie 200 mokinių nuo 1 iki 12 klasės. Aha. Pas mus mokykloje 900. O pas mus nuo 9. O pas mus nuo 1 iki 12 klasės yra maždaug 200 žmonių, plus minus. Ir tu visus pažįsti, visi pažįsta tave. Ir tai yra tokia bendruomenė, kuri žinai, kad tau visada padės kažkas, kad tu ten esi, ta prasme, laukiamas ir mylimas. Aišku, yra tų savo dalykų, kad dabar 11 klasė jau truputėlį lengviau, bet, pavyzdžiui, 10 klasėje aš kiekvieną mielą dieną turėdavau po 9 pamokas. Ir ilgainiui tai varo iš proto, kai tu turi atsisakyti tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, kažkokių tai veiklų užklasinių. Tu iš esmės laiko joms nebeturi. Aš čia žongliruoju visais metiniais. Bet teoriškai mes turėtume neturėti laiko tam. Yra spaudimas, mes turime peržiūras, kuriams reikia pasiruošti, kuriams reikia pristatyti darbus. Mokytojai
labai geri, tačiau tikrai įvertins taip, kaip yra, nepagražins. Bet gal tai yra ir gerai, Taip, nes taip, nes... tave ruošia realiam gyvenimui. Taip, kas iš to, kad tu dirbi pusę metų ir tada tau parašo už tai, koksai tu, ta prasme, fainas arba koks gražus. Ne, jie vertina realiai, kiek tu dirbai, kiek tu padarai, kiek tu stengiais, tiek tu ir gauni. Ir aš manau, kad tai yra, taip ir turėtų būti, nes tam tikrose dalykuose žinau, kad aš čia verta 10, bet tam tikrose dalykuose aš gaunu 8 ir aš galvoju, jo, čia 8, nes, aš nepadariau, kad čia būtų 10 ir that's okay, tipo, aš nepretendavau į tą 10. Tai va. O šiaip, dailės bent jau mokytojai labai skatina kurti ir mylėti tą dailę. Aišku, yra, pavyzdžiui, piešimas, tai yra akademinis piešimas, tam to meno nelabai yra, tu tiesiog kopijuoji. Tai priklauso nuo srities. 11 klasėje tu renkėsi specialybę. Labai džiaugiuosi, kad nuėjau į tekstilę. Tai yra labai plati specialybė ir jinai yra žiauriai įdomi, nes tai yra eksperimentavimas. Ta prasme, kiti mokytojai sako, jūs čia vėl savo raganavimą, jūs užsiemat, kai mes ten, ta prasme, didžiuliame bliūde verdame druskoje ir dažuose medžiagas. Ir tai yra žiauriai įdomus dalykas. Tai labai džiaugiuosi, kad nuėjau būtent į šitą sritį. Tai va, bet šiaip, nuo 5 klasės mokaus, tai jeigu dar neišėjau, tai nėra taip blogai. Tai aš kaip suprantu, mokykloje jauties suprasta, palyginus su tuo, kaip tuo, gavos tavo buvo, pradiniai mokyklos kelias. Galbūt man tiesiog buvo labai blogai pradžioj ir dabar man viskas jau... Gal šiaip nėra tokia realybė, gal bet... Gal nėra žiauriai gerai, bet... Kadangi aš turėjau tik tai vieną patirtį ir jinai buvo tragiška labai. Tai... Turi tik tais 2 dalykus, ką palyginti. Jo, tai kol kas viskas gerai. O man šiaip labai įdomu, pavyzdžiui, bet ir jūs ruošia tada turbūt tokiai meniniai prigimčiai tik tais, ar nes įsivaizduok, jeigu ateitum kaip žmogus, tu esi labai meniškas ir panašiai, bet tu vis tiek norėtum karjeros kitoj srity, pavyzdžiui. Ar tai būtų galimybė, jeigu pas jūs viskas šiaip yra apie pas mus meną? Visi turi tą tokį stereotipas, yra toksai, kad dailininkai jie nieko daugiau nedaro, ten tik tai piešia ir visi kiti dalykai pas juos yra nustumti. Bet tai yra netiesa, mes akademiškai esam gana stiprus, mes Kaune esam 7-8 vietoj. Tai aš manau, kad tai yra tikrai neblogi rezultatai. Pas mus yra mokinių, kurie įstoja į mediciną, kurie tikrai ne visi nueina į meno kelią. Aišku, nemaža dalis. Aš tikiu, nes vis tiek. Bet tikrai yra žmonių, kurie nueina kitų kelių ir jiems visiškai gerai pasiseka, viskas būna gerai. Ir aš vis tiek manau, pas jūs yra tas kokybės kontrastas tada, nes kadangi mažai mokinių ir pas jūs ir mokytojai gali tada informaciją. Labai įdomu, pavyzdžiui, mes klasėje mūsų yra 14. Tai čia realiai... Istorijoje mes sėdim 7. Čia realiai 2-3 mažiau negu normaliuose... Ir labai jaučiasi, kad tu gauni dėmesio iš to mokytojo, kad tau kyla klausimas ir jis tave asmeniškai konsultuoja, ko aš nemanau, kad tu padarysi, kai yra 30 žmonių. Ne, tavasi, aš iš patirties galiu pasakyti, pas mus istorijos, pavyzdžiui, sakykime, sėdim kokie geri 23, ir tiesiog... Aišku, dabar yra tas dalykas, kad mokiniai tiesiog neklausia ir tipo, yra taip pas mane šiaip istorijos pamokoje, kad visi tyli ir aš klausinėjau mokytas visko, ypač šiandien per pamoką mokinome žodžiu LDK ir buvo toksai, tai kas pasakys man ten tą ir visi tyli ir aš tokia, tai čia saulės mūšis ir vėl visi. Aš irgi esu tas žmogus, kuris klasėje šneka. Istorija, dailės istorija, nes pas mus tokia yra. Ir literatūra, mano dalykai. Neužčiausit manęs. Mes ten čaitinam su mokytojais visą laiką, ta prasme, ten jau visi žino, kad šitoj pamokoje galėsim nieko neveikti, nes sama yra. Tai va, bet yra tas dalykas, kad jeigu, sakykime, tie vaikai norėtų visi, pavyzdžiui, pas mane mokyklai pasisakyt, mums tiesiog, kaip yra man viena mokytoja pasakius, jeigu aš norėčiau jūsų visų klausimus atsakyti, mes visą pamoką tiesiog aš jums galėčiau maks duoti 1,5 minutės. Kas yra žiauriai mažai vienam mokiniui. Jo, tikrai labai mažai ir labai gaila, kad dabar mokyklos yra orientuotos į tas didelės klases, nes aš manau, kad taip kaip pas mus yra, kur yra daug mažiau žmonių, yra visiškai kitoks mokymas. Tu asmeniškai su mokytoju gali komunikuoti, klausti jo, aiškintis, kas tau neaišku. Jis tau gali 3 kartus paaiškinti tą patį, nes jis tiesiog turi tam laiko, jis suspėja.
Taip, bet jisai turi tam laiko ir jisai žino net patį mokinį tada, nes tu žinai mokinio lygį, kuris yra stiprus, kur jisai gabus, kur yra jo silpnybės. Matematikai, man esu žiauriai stipri matematikoje, bet, pasakykime, jeigu mano klasės vidurkis yra, sakykime, pavyzdys 7 kokie ir aš turiu eiti tuo lygiu, tada yra labai sunku, nes tu negali turėti individualesnių užduočių ir negali augti tada. Taip, pas mus, pavyzdžiui, irgi apie matematiką šnekant, turim porą žmonių, kurie 15 uždavinių prieki. That's okay, jie klausia, kas jiems neaišku, jiems padeda ir jie toliau sprendžia savo 15 uždavinių į priekį. Mes tiek nesugebam padaryti, mes nepretenduojame tą aukštą rezultatą, mums tiesiog reikia išlaikyti kažkaip, kad į tos menus įstot kažkaip. Ne, didžiausia nesąmonė, aš atsiprašau, didžiausia yra nesąmonė, kad stojant į meno sritį, tau yra reikalinga. Į meno ir į literatūros, nesuprasiu. Gerai, Istorija. Pavyzdžiui, istoriją stojant, kam tu matematika? Ką tu datas skaičiuosi? Darkim, bet stojant į režisūrą, stojant į tapybą, tekstilę, kam? Va būtent. Aš suprasčiau architektūrą. Jo. Ten tiksliai tau turi viskas būti. Fizikos ir matematikos. Taip, kad tu žinotum, kaip stovi pastatas. Nežinau, interjero dizainas irgi dar kažkiek, nes tu turi žinoti. Režisūra, vaidyba, ką tu skaičiuosi ten kaip Pitagoro teoremoje sustos tavo aktoriai. Čia žiauru yra, ta prasme dėl šito yra tiesiog labai tragiška, bet šiandien skaičiau straipsnį, kad numažino iki 25 taškų išlaikymą. Man žinok, man asmeniškai, ta prasme, jau geriau būtų tos 10 pridėję. Man sunku su matematika ir aš protas pasiėmiau A lygį ir dabar kankimas A lygį. Nes buvo viskas ok, kol nenuėjau į A lygį. Jeigu reikės pagalbos, sakyk, aš to pabandysiu padėti. Ačiū. Tai va, bet, gerai šiaip, kad numažinai, nes... Tai dabar aš manau, išlaikysiu. Daugiau išlaikys tikrai žmonių. Nes tas, kad mes, ta prasme, universitetai turėtų atsirinkinėti. Mokyklą pabaigti turėtų galėti beveik kiekvienas žmogus. Ir tada universitetas turi dėti savo, kad aš nenoriu tavęs priimti, jeigu tu neišlaikai matematikos. Bet tu turi galėti pabaigti mokyklą, tu turi gauti vidurinį išsilavinimą. Tu net į profesinę mokyklą negali eiti, nes tu neturi atestatų. Bet dabar net yra, kad, sakykime, tu nori stoti į kolegiją, tau reikia gero matematikos balo. Jei tu nori stoti į universitetą, tau reikia žiauriai gero matematikos, nori stoti į kolegiją, tu be matematikos niekur neįstosi dabar tiesiog. Tipo, iš kurios aš dalies suprantu iš vienos dalies, nes matematika, tai yra tavo loginio mąstymo ugdymas. Bet iš kitos dalies daugelį sričių tau jos nereiks. Ir aš manau, kad jeigu žmogui nesiseka matematika, tai nereiškia, kad jis nėra gabus. Taip. Ta prasme, jis gali rašyti nežmoniškai gerus rašinius, ta prasme, tiesiog rašytojas būtų. Taip. Ir jis nemoka matematikos, nes tiesiog jo mąstymas veikia visiškai kitaip. Taip. Jisai kitaip mato pasaulį. Jisai dėlioja žodžius, jisai gali sudėlioti geriausius sakinius, rašyti eilėraščius, bet dėl to, kad tu nemoki, pritaikytų tų formulių, tau viskas, tau hanatės. Šitas mane nervuoja dalykas. Baigiam, grįžtam iš savo nedidelės Grįžtam po savo nedidelės pertraukėlės. Gal įkelsim blooperį, kaip čia ką tik lėkštė kažkokia dužo. Bet noriu biškai grįžti prie tos jautrumo ir vienišumo temos. Tai kada paskutinį kartą jauteisi vieniša, būdama žmonių grupėje? Nes, pavyzdžiui, labai dažnai dabar pastebiu, kad būna tokių, kad atrodo lyg ir tu esi su draugais, sakykime, ar su kažkokiais žmonėm, bet jie su tavim nėra. Kaip čia atsakyti dabar? Gali abstrakčiai, gali tiksliai. Gerai, aš abstrakčiai pasakysiu. Aš gana dažnai jaučiuosi vieniša žmonių grupėje, tačiau aš nemanau, kad tai yra tų žmonių kaltė. Aš manau, kad man užplaukė kažkoks mėnulis ir aš nusprendžiu, kad aš dabar nenoriu su jumis bendrauti. Okay. Ir aš dabar jūs stebėsiu. Bet stebėtojo pozicija irgi nėra blogas dalykas. Žiauriai įdomu. Stebėti žmonės yra įdomiausia veikla, kokią jūs galite daryti. Nueikite į kavinę, atsisėskite prie lango ir žiūrėkite į žmonės. Tai yra paslaptis džiaugsmo, laimės ir, ta prasme,
pažiūrėkit, kaip žmonės skirtingai eina, kaip jie skirtingai bendrauja, jie šneka rankomis, tai yra taip įdomu, tiesiog atsisėskit pro langą, žiūrėkit į žmonės. Aš pilnai suprantu močiutės, kurios daugiabučiuose sėdi ir žiūri, ta prasme, pro langą. Italijoje buvau, atsidariau langą viešbučio, nemeluoju, valandą. Sėdėjau ir žiūrėjau į kiekvieną žmogų, o ten net nebuvo, kad ten paeitų tų žmonių daug. Ten tokia, taip biškai užsukus jau gatvelė tokia ir žiūriu, kokius šunį vedasi. Šitas su vaikučių į mokyklą eina, man nereikia į mokyklą šiandien. Aš esu Italijoje, ne? Tu kėdus galėtum suvalyti, nes, tipo, tu italas, kaip tu taip vaikštai. Tai yra taip įdomu. Tu matai, kaip kiti žmonės pasižiūri į kitus dar žmonės. Čia yra. Į tave atsisuka. Į mane. Nebuvo? Nebuvo, ačiū Dievui, aš taip gana paslaptingai. Kai atsisuko, aš nuėjau nuo langų. Žinai, čia toks, kur į tave pažiūrė taip, kas gražus oras. Ja, bet šiaip stebėt žmonės yra taip įdomu. Aš kai, pavyzdžiui, suvokiu, man būna toks, aš sėdžiu kokioj mašinai ir ateina va tas supratimas, kad dabar visi kiti, kas sėdi mašinuose, jie turi savo gyvenimus. Čia yra crazy idėja. Čia yra, ta prasme, toks egzistencinės krizės dalykas. Aš kartais tiek apie tai galvoju, kad pradedu tuoj nebetikėti. Kad visi turi gyvenimą. Aš nemanau, kad aš viena turiu gyvenimą. Kad visi turi gyvenimus. Žiūrėkit, aš nemanau, kad aš viena turiu gyvenimą. Aš pilnai tikiu, kad jinai turi gyvenimą. Bet ar visi turi gyvenimus? Jo, čia yra labai geras šiaip klausimas. Man dažnai būna toks, prisifilosofuoju, ta prasme, iki va čia buvo. Ir toks, ateina kartais, yra labai daug tų tokių teorijų, ir man, pavyzdžiui, labai patinka, kur, pavyzdžiui, pradedi galvoti, kad, o kas jeigu dabar visi čia, yra netikri, ta prasme, žinai, kas... Čia Truman Show. Taip. Truman Show, žinokit, geriausias filmas savo. Aš irgi, ta prasme, myliu, recommendationas. Ta prasme, jeigu dabar mane kažkas filmuoja, ir čia jūs visi esate aktoriai. Ne, Trumano Show yra toks. Žiauriai myliu Trumano Show. Aš kaip pirmą kartą pažiūrėjau, aš buvau išsižiojus tiesiog. Toks geras filmas. Pažiūrėkit Trumano Show, pakeis jūsų gyvenimą, pakeis jūsų, ta prasme, įsivaizdavimą. Tavo žiūrėjimas į pasaulį pasikeis. Pažiūrėkit Trumano Show ir tada eikit žiūrėti žmonės. Taip. Nes aš manau, kad visi yra aktoriai. Ir tada net pastebėsit kartais, kaip patys elgiatės ir kaip į jūs žiūri žmonės. Nes tas filmas, jis keičia kažkaip mąstymą, kaip tu žiūri. Aš atrodo nebe taip mąstau pažiūrėjus tą filmą. Nes yra tiek daug šiaip visokių teorijų, kas dabar gali būti. Mes galim būti kokiam simuliacijos žaidime, žinai. Mes galim būti kaip Trumano Show. Gal iš tikro visi turi to savo gyvenimus. Visus įsivaizduoju. Gal man šiza. Gal aš viena filmuoju dabar. Ir jinai, ta prasme, aš sugalvojau, kad jinai padarė laidą ir mane pasikvietė nusifilmuoti, bet iš tikrųjų čia aš pasistačiau kamerą. Gal jūs sugalvojat, kad mes turim filmuoti? Gal jūs žiūrit į tiesiog sieną ir matot mus? Gal mes esam AI-us? Aš nemėgstu AI-us, tai jau čia... Einam prie AI-us temos. Žodžiu, aš žinokit, turėjau čia skriptą. Nuo šios minutės tas skriptas, žiūrėkit. Su Ema mum nereikia skriptų. Grįžtam po dar vienos savo meninės pauzės ir pakeitėm šiek tiek apie ką kalbėsim. Sakėm, kalbėsim apie dirbtinį intelektą. Žiūrėkit, aš galiu pasakyti apie dirbtinį intelektą. Ką aš galiu pasakyti? Dirbtinis intelektas yra aš jį naudoju, kai aš mokausi, kai aš ieškau informacijos, bet aš brėžiu liniją ties dirbtinio intelekto naudojimu mene. Ir aš esu prisiekus savo, kad aš gyvenime nenaudosiu nei etiudų, nei spektaklių, nei kitų dailės darbų kūrybai. Tiek aš galiu. Tiek apie AI. Per savo mini pertraukėlę subrainstorminom tokią prie menininkų temos dalyką. Kuo skiriasi Morozas nuo menininko? Dabar pagalvokit. 5 sekundės. Nieko. Morozas ir menininkas visiškai nesiskiria. Ir šitą teoriją aš išvedžiau sėdėdama dailės istorijos pamokoje. Ta prasme, labai tokiam pamokoje, kuri labai turi daug ryšių su Morozais.
Ar pas jūs daug marozų tipo dailės istorijų? Vienu žodžiu, sugalvojau, kad nėra daug skirtumų tarp marozų ir menininkų. Yra daugiau panašumų. Šiaip. Jo, yra daugiau panašumų. Gyvenimo būdas, pavyzdžiui. Žiauriai nesveiki žmonės. Abu. Aš manau, kad anksčiau man gal buvo sunkiau, dabar aš biškai moku susitvarkyti savo jautrumu. Aš dabar sugyvenčiau su marozu vien jau dėl to, kad mūsų gyvenimo stiliai panašus. Aš manau, kad, realiai, tipo, marozas yra neatsiskleidęs menininkas. Bent jau daug jų. Nes, pažiūrėkit, aš nežinau, ar jūs turit savo aplinkoje, bet mano aplinkoje labai daug menininkų, jie gyvena tokio maroziškom aplinkybėm. Jo. Aš Jie labai sutinku. rengiasi kaip marozai. Jie... Jų, ta prasme, tie Įpročiai. blogi habits, jo, maroziški. Jo. Mes ieškom, kaip aš labiau apie menininkus galiu pasakyti, negu apie marozus, nes niekada tokia nebuvau. Tik dabar jau tuo į stilių baigsiu perimti, tik šiandien gražiai apsirengiau. Vien žodžiu, mes ieškom ryšio kažkokio su žmonėm. Mes norim būti grupėse kažkokiose, tai kažkokiose bendruomenės, burtis į bendruomenės norim. Taip, o marozai irgi jie būrėsi į savo bendruomenės. Gal tai yra gaujos, bet iš esmės tai yra bendruomenė. Jie irgi nori būti suprasti, atrasti savo bendraminčius, ir tas pats vyksta su menininkais. Ir gal ir atrodo, kad čia yra labai dvi skirtingos grupės, bet iš esmės? Iš esmės, šiaip bendruomenės, jos turi savo panašų tokį pretekstą. Jo. Šiaip kalbant apie bendruomenės. Manau, kad kiekvienas žmogus turi atrasti savo bendruomenę, kurioje jaučiasi gerai. Aš jaučiuosi atradus tą bendruomenę. Teatras. Menas. Susikūrėm patys bendruomenę. Taip, kaip minėjom pradžioje, mūsų bendruomenė iširo, ką tada gali daryti? Kurti savo bendruomenę. Nes bendruomenė tai nėra kažkoks kitų sukurtas, sakykime, projektas, tai nėra vieta, tai yra veikla, bet tai nėra kažkieno nustatyta norma. Bendruomenė yra tiesiog žmonės. Žmonės, su kuriais tu gerai jautiesi. Mūsų bendruomeniai bent jau tie žmonės yra žiauriai skirtingi. Taip. Ta prasme, kai pagalvoji, kokie skirtingi žmonės yra mūsų bendruomeniai, iš kokių skirtingų backgroundų jie atėję, kokie skirtingi tikslai, tarkim, teatras. Ne visi pas mus nori būti aktoriais, režisieriais. Turim žmonių, kas nori verslininkų, gydytojų, ta prasme, ir that's okay. Ir, ta prasme, jie lygiai tokie patys yra mūsų bendruomenės nariai. Vis tiek yra tas vienas dalykas, kuris mus visus sieja. Tai yra teatras ir kad mes, šiautautas mūsų mokytojų Mantui, kad at the end of the day mes norim visi būti kūrėjai. Ir jisai ugdo, ir Irenai. Bet mūsų mokytojams, nes jie kuria formuoja mūsų požiūrį ir skatina mus būti kūrėjais, kad ir koks tu kūrėjas bebūtum. Ar tu kurtum verslą, ar tu kurtum etiudą, ar tu kurtum muziką, tu vis tiek kuri. Nes aš manau, kad tai ir yra žmogaus pašaukimas. Šiaip šiandien kaip tik ryte net rašiausi užrašų knygutę. Vien žodžiu, turiu užrašų knygutę, kur eina visos mano keiščiausios mintis ir idėjos. Ir šiaip labai visus skatinu užrašų knygutę turėti, kur rašai bele ką. Bele kokias. Mano, sakau, užrašų knygutė yra marozas, yra tas pats, kas menininkas. Jo, bet iš to išsirišo šitą temą, bet tas journaling, aš atsiprašau, kad pertraukiu, bet journaling yra toks geras dalykas, nes tu gali viską išrašyti, kas tau yra, tarsi visas idėjas. Ir tu neturi mokėti labai meniškai rašyti, taip, tiesiog rašyti. Ta prasme, tave kažkas užkniso, tu rašai, mane šitas užkniso ir viskas padeda tą knygutę go on with your day. Žiauriai gerai, ta prasme, žiauriai įdomu. Ir šiandien kaip tik į tą užrašų savo stebuklingą knygutę, su kuria labai stiprų emotional ryšį jau turiu, pasirašiau apie kūrybą. Kad, pasakysiu va mūsų, sakykime, gimnazijos tokį minusą truputėlį. Aš nemanau, kad mes kūrybą galime įvertinti 10-baliai sistemai. Mes galime įvertinti akademinį piešimą, nes tai yra kuo tu panašiau ir, ta prasme, tiksliau tai atkartoji. Bet kūryba, kaip mes galime įvertinti kūrybą 10-balėje sistemoje? Kas yra tas taisyklingas kūrimas? Ar jis iš vis egzistuoja? Kaip mes galime teikti, kad viena kūryba yra teisinga,
gera, o kito bloga ir kažkokia klaidinga. Aš manau, kad neegzistuoja klaidinga kūryba. Jeigu tu rašai, tarkim, rašymas, rašai buitiškai, rašai paprastai, that's okay. Čia yra tavo kūrybos būdas. Ir ta kūryba, mes kažkaip atrodo, kad kūryba yra dėl rezultato, kad mes tapame paveikslą, kad jisai taptų tuo paveikslu, mes darome etudus, kad tai gimtų spektaklis, mes rašome dienoraštį, kad iš jo kažkada parašytų mūsų biografiją. Ne, kūryba yra procesas. Kūrybą mes užsiemame ne dėl rezultato, o dėl proceso ir aš manau, kad žiauriai daug žmonių tai yra pamiršę, nes tai yra taip smagu. Tu rašai ir tu negalvoji apie rezultatą, tu negalvoji, kad kažkas dabar vertins jį. Tu tiesiog kūri, liejai savo mintis, liejai savo įžvalgas ir kaip mes tai galime įvertinti. Būtent. Ir ypač, kai gyvenam dabar tokiam perfekcionistiniam pasaulyje, kur visi nori, kad tu rodytum tik tą savo pusę, kur tu jau turi kažką pasiekęs, kur tu turi, sakykime, savo įmonę, tu čia esi ultra mega geras rašytojas. Ir tada, kai tu parodai tą savo tokią silpnesnę, tą proceso pusę, savo ups and downs visus, tada žmonės būna tokie, ai, tu nesi tobulas, tu negali ištik, tau čia... Nu, ir kas yra svarbiausiai, atrodo, tai iš tikrųjų yra svarbiausiai tas tavo kelias iki to, kaip tu patyrei tą dalyką, nu, ir tų kelių gali būti milijonai skirtingų būdų. Ir yra maestro Juozas Miltinis pasakęs, kad tu turi, nepasakysiu žodį su žodį, bet mes turime bandyti ne tobulai šokti, o šokti tobulumą. Kad mes neturim siekti tos tobulybės, mes turim savaip ją įprasminti. Tai va, man labai patiko šitie jo žodžiai. Nes kas yra, aš šiaip nekenčiu šito žodžio, kas yra tobulas? Nieks nėra tobulas. Kas yra tobulas? Jūs man parodykit bent vieną tobulą daiktą. Tobulą daiktą, tobulą žmogų. Tobulą asmenybę, tobulą mąstymą, tobulą darbą. Kas yra tobulas? Tobulą pasaulį. Mūsų pasaulis nėra tobulas. Oi, ta prasme, mūsų pasaulis yra toli nuo tobulo. Labai. Ir aš nekenčiu šito žodžio. Nesakykit man žodžio tobulai. Neįmanoma. Ir aš manau, kad šitą žodį mes turėtume, gal jisai turi gerų dalykų, bet jaunas žmogus turėtų tobulumą išbraukti iš savo žodyno, nes tu tobulas nebūsi, tu gali tik tai šokti tobulumą. Nes tobulumas yra tai, kai tu esi laisvas, kai tu su savimi esi, ta prasme, sąžiningas ir teisingas ir kai tu nepasiduodi visiems šitiem visuomenės, ta prasme, tobulumam. Tai vat. Aš manau, kad mes tikrai tą žodį tobulas labai blogai įprasminam. Nes kai mes sakom žodį tobulą, tai turi būti be priekaištų. O be priekaištų niekada nebus. O jeigu ir būtų, ar kam nors būtų įdomu? Ne visiems tai būtų tobula. Taip, paprastai. Gerai, bet įsivaizduok, nebus tobula. Gyvenime nebus tobula. Viską, ką jūs darot, niekada nebus tobula. Jūs nenugyvensit tobulą gyvenimą. Aš jums pažadu. Jūs niekada... O kas žino, kaip nugyventi tobulą gyvenimą? Būtent, tu norėsi padaryti tobulai, tu padarysi tai, ką norėjai ir tau tai netiks, nes tu norėsi kažko kito tada, kas tau turės būti tobula. Nu ir tu niekada nepasieksi tos savo įsivaizduotos utopijos. Ja. Ir įsivaizduokim, kas, neįmanoma šiaip yra, bet tarkim, yra tobulybė. Yra toks dalykas kaip tobulybė. Ar jinai kam nors įdomu? Ar jūs norit žiūrėti į tobulą dailės darbą? Kaip jūs įsivaizduojat tobulą dailės darbą? Ar tai yra balta drobė? Bet jinai vis tiek nebus tobula, jinai bus kažkiek kreiva, jinai negali būti visiškai tiesa. Gal turės kokią dėmę? Jinai turės kokį taškelį. O jeigu jinai būtų tobula, ar kažkam būtų įdomu? Ar mums įdomu bendrauti su žmogum, kuris kitų akimis yra tobulas? Nemanau. Sakykim, tu įsivaizduoji tą žmogų kaip tobulą. Ar su juo įdomu bendrauti? Ką jis tau pasakytų? Man tobulybė yra toks tuščias dalykas. Aš dabar prisiminiau, šnekamas tą tobulą. Prisiminiau man vieną iš mėgstamiausių frazių. Atrask tobulumą netobulume. Yeah. Tai yra, find the perfection in imperfection. Nes kai tu pradedi paimti tuos dalykus, kurie nesiseka, kurie yra šiek tiek kryvi,
šiek tiek keisti, nu tai yra taip gražu ir tas tobulumas, nu jisai toks tuščias. Visiškai. Nes va dabar... Kas gimsta iš tobulumo? Iš netobulumo gimsta labai daug dalykų. Gimsta menas, gimsta jausmai, gimsta emocijos. Charakteris. Kas gimsta iš netobulumo? Aš manau, kad kai tu pasieki tobulybę, tai yra visiškas stabdis. Tai yra riba, už kurios tu nebegali daugiau judėti. Nes mes niekad... Tuo ir yra nuostabus žmogus, kad jis negali nieko padaryti tobulai ir tai reiškia, kad jis nuolat gali judėti pirmyn. Taip. Jeigu mes pasiektume tą tobulybę, tai mes sustotume ir tada tiesiog turėtume numirti ir viskas. Taip, nu ir mes niekada nepasieksim tos tobulybės, nes, sakykime, jeigu net man atrodys kažkas tobula, Emai gali būti tai visiškai nesąmonė. Nu ir dabar tu man pasakyk, kur bus 8 milijardam žmonių vienas dalykas, kuris bus super tobulas. Nu tai tiesiog yra nerealu. Tai nesiekite tobulybės, o ją šokite. Buvo labai įdomu. Ačiū Jums, kad žiūrėjot. Ir iki kitų kartų. Čia buvo Jaunimas be filtro.